Pastaruoju metu į gatves išrieda vis daugiau dviračių transporto priemonių, kurios sukelia papildomų nepatogumų visiems eismo dalyviams – tiek automobilių vairuotojams, tiek pėstiesiems, tiek patiems dviratininkams. Nors dviratininkai, kaip ir automobilių vairuotojų keliuose bei pėstieji šaligatviuose, yra lygiaverčiai eismo dalyviai, tačiau neretai pasitaiko, kad jie nežino pagrindinių dviračių transporto priemonių vairuotojų taisyklių ir neretai jas pažeidžia. Kadangi mieste yra daug dviračių nuomos punktų, tai daugelis išsinuomoja dviračius nuomos punktuose, o kita dalis atvažiuoja jau atsiveža dviračius prisitvirtinę prie automobilių. Dviračių takų mieste yra daug, tačiau daugelis dviratininkų atvykusių mėgsta važinėtis ir pėsčiųjų šaligatviais ir tam nedviračiams skirtomis vietomis. Kiekvienas dviratininkas prieš išvažiuodamas į gatvę turėtų prisiminti keletą pagrindinių dalykų. Važinėti turi dviračių takais, pirmas dalykas, paskui jeigu nėra dviračio tako, važiuoti kelio važiuojamosios dalies kelkraščiu. Jeigu kelkraštis blogas, tai važiuoti kuo arčiau važiuojamosios dalies dešinę pusę. Negalima dviratininkams važiuoti be atšvaitų, tamsių paros metu, be šviečiančios liemenės. Taip pat važiuoti neturint gale raudono atšvaito, iš šonų oranžinės spalvos atšvaitų, o tamsių paros metu privalo degti žibintas gale raudonas, o prieky baltas. Šito mūsų miesto ir svečiai, ir vietiniai dviratininkai kol kas nelabai vykdo. Pareigūnas akcentavo, kad kartais ir tėveliai neatsakingai elgiasi išleisdami savo atžalas pasivažinėti dviračiais. Asmenim iki 18 metų privaloma būti užsidėjus ir užsisegus šalmą dviratininko, o kaip daugelis pastebi, kad tokių yra tik tais vienetai. Užsienyje yra įprastas tas dalykas, o deja pas mus sunkiai prigyjama šitas. Kas draudžiama dviratininkam? Važiuoti viena ranka laikantis vairą, laikytis kažkur įsikibus į kitą transporto priemonę, važiuoti automagistralėse, čia mieste mes jų neturim, šaligatviais. Dviratininkai galvoja, kad šaligatvis yra ne tik pėsčiųjų judėjimo vieta, bet ir dviratininkų. Yra mieste sutvarkyti dviratininkų takai ir jais privaloma važiuoti. Kelių eismo taisyklėse aiškiai pasakyta, kad dviratininkas turi važiuoti tik dviračio taku, o jeigu dviračio takas yra skirtas ir pėsčiajam, ir dviratininkui, tai laikyti savo judėjimo juostos. Pareigūnai pastebėjo, kad šią vasarą keliuose padaugėjo dviratininkų sukeliamų incidentų. Per pastaruosius 7 mėnesius Druskininkų policijos pareigūnai jau nubaudė 18 dviratininkų, pažeidusių kelių eismo taisyklės. Didžiausios nuobaudos yra skiriamos dviratininkams, kurie į kelią išvažiuoja būdami neblaivūs. Tokiems pažeidėjams skiriamos piniginės baudos nuo 500 iki 700 litų. Administracinės nuobaudos skiriamos ir už važiavimą tamsiu paros laiku be atšvaitų, be šviečiančios liemenės ir kitus pažeidimus. Stengiamės su dviratininkais, kaip sakyti, žmoniškai elgtis, bet kad norėtųsi, kad ir dviratininkai suprastų mūsų padėtį, kad prie kiekvieno dviratininko po pareigūną nepastatysim ir kad visiems galioja vienodos kelių eismo taisyklės. Kaip sakė Druskininkų policijos komisariato viešosios policijos skyriaus kelių policijos grupės vyresnysis specialistas Giedrius Alminas, dviračių transporto priemonių pažeidėjų tikrai netrūksta. Todėl kiekvienas dviratininkas turėtų galvoti ne tik apie save, bet ir kitus eismo dalyvius, žinoti pagrindines kelių eismo taisyklės ir jų laikytis.